Šiandien proteininiai receptai. Šiandienos gėriams reikės miltų, graikiško jogurto, kepimo miltelių, indo ir svarstyklių. Nesu tikra, kiek stipriai matosi skaičiai ant svarstyklių, bet aš viską pasakosiu. Reikės 100 gramų miltų, naudoju avižinius, nes ale protein. Įdėjau 105. 5 gramai nieko mums čia nepadarys. Tada 175 graikiško jogurto. Jau skaičiukas turėtų rodyti 303, jau gerai suskaičiau. Ne pats šviežiausias jogurtas, bet tam mes jį ir sunaudosim. Kepimo milteliai. Rašė 1 tablespoon. Būtent tuo mes ir užsiimsim. Gerai. Vo. Keista, kad nėra dedama nei druska, nei piparinėtas. Mes ne visai crazy ir mes įdėsim. Maišome masę. Turi gautis normali tiesiog tešla. Ne, velniop šaukštelį. Jau ką rankos švaris. Vyk. Oh my gosh. Man atrodo, dar biškį miltų būtų fainai dėti. Kai nuimsiu visą šitą šlamštą nuo savo pirštų. Oh my god. Neprimetu, kaip būtų reikėję šitą visą. Tu prikolinį. Tiesiog. Pagal tas proporcijas, kurios buvo duotos. Žodžiai, miltų rinkti. Įdėsiu dar 20 gramų. Jeigu dabar bus tas pats, tai I'm done. Bet dabar lyg ir turėtų būti ok. Va, jau panašiau į tešlą. Įdėsiu dar šiek tiek miltų čia. Įdėsiu šiek tiek miltų čia. Nes planuoju visą tai perkelti ant stalo. Cool. Va ir tešla, prašau. Tai prie esmės. Toj. Ant kepimo popieriaus staigiai. Kantrybė senka. Kantrybė senka. I like them thick. Ok. Žodžiu, iš principo kažkas tokio.
Aha. Kadangi visai netyčia mano gyvenimas taip pat tapo prabangiu, tai aš mesiu visą šitą į airfryerį. Pagal receptą 175 laipsniai 25 minutės. 108, nu tai 25, 20 dėsiu ir paskui žiūrėsiu, kaip jiems sekasi. Va, gavau tokį vat per kalėdas. Va, 4 kalorijas. Va. Tai biškį paspreinsiu prieš dedant. Tada pleisinu savo beigelius. Taikys. Ir užspreinsiu šiek tiek on top. Metu 108, tegul būna 20 minučių. Ir aš tikrinsiu, kaip jiems sekasi ir jeigu ką dar dėsiu sezamo sėklų on top. Patikrinu po 10 minučių, spėkit ką. Mediniai. Pabandysiu tą mažai bent prapjauti. Oh my god, kaip aš čia skaniai beigelį tai valgysiu. Žalias viduje. Tai gal aš juos tiesiog perpjausiu per pusę ir tada įdėsiu atgal. Nes jie neprakeps šitaip, o tik sudegs. Kaip sakoma, hasta pronto. Aš kokia nesąmonė. Žodžiu, kitą kartą, jeigu rašo orkaitėj, aš kepu orkaitėj, nes paguglinau ir neteisingai iškepiau. Reikėjo kepti 105 laipsnių 10 minučių, jeigu kepti airfryeryje. Karoč. Kitą kartą padarysiu iš naujo. Ir va, kas gavosi. Kaip ir cute. But come on. Cream cheese. Akmeninis. Cute. Proteino vardan. Tas žiūriausia, tai yra skanu. Labai gerai. Bet ar vertėjo tiek kankintis? Jeigu vėliau susitaikysiu su tuo, kad viską reikės pradėti iš naujo, pasidarysiu pusryčią. Nes nu tikrai labai skanu, kokia 7 iš 10, bet gaminimo patirtis tragiška. Tai jums spręsti, daryti ar ne. Protein pizza, some kind of... Anyway, tai nebus visai pizza, bet šitame dalyke jau yra 200 gramų varškės, 2 kiaušiniai, yra 30 gramų avižų miltų ir 1 šaukštelis arbatinis kepimo miltelių. Ir aišku, primečiau prieskonių, kad tai turėtų bent jau kažkokį skonį iš viso. Ok, tai va šita va nuostabi masė. Honestly, neįsivaizduoju, su kuo man reikėtų ją maišyti. Manau, kad su šituo biški nepais. Gal tiesiog su šakutė bandysiu. Dana. Tada visą šitą reikia sumesti ant kepimo popieriaus. Čia nekreipkite dėmesį, čia dariau kalės čipsus. Kale. Bet nelabai gavosi, dėl to nerekomenduosiu. Jo, ir prihitinam
Oveną. Iki 108 laipsnių. But I'm doing my best. Tiks. Beveik. Aš manau, šitie bus fine. Tiks. Tiks. Prihytinasi. Va yra nepjaustoma dešra kažkodėl jinai nesipjauna. Tada sprendžiu pamarinuoti šiek tiek paprikos, pasidariau padažą. Ir padažą numerį 2. Orkaitė pagaliau įkaito, įmečiau 20 minučių. Į 180 laipsnių. Dabar stačiai? Stačiai, labai stačiai. Išsipūtė. Labai išsipūtė. 20 praėjo. Labai jau rudas daiktas, tai nežinau, gal biškį apdegė. Bandysiu dar kartą. Ne, ten toks nesigirdži, realiai. Nepabrink. Ir tada dar toliau važiuoju. Priplėši dešros. Dar galvoju, uždėsiu biškį kremčyzo ir sūrio. Nežinau. Gali būt. Cheese. Ai, okei. Šiaip ir dabar labai kietai atrodo. Tas man sinešioja su savimi viskas. O čia taip pizza atrodo. Kepam dar 10 minučių. Kepęs daiktas atrodo va šitaip. Va taip va. Nu, vidus čia toks įdomesnis, įdomiai. Can't wait. Labai šlapia viduj. Gal reiktų palaukti, kol atvės, tada jinai gal bus mažiau šlapia viduj. Bus labiau panašu į pizzą, bet šaltą pizzą. I'm not sure about that. Ar aš kartosiu šį receptą? Well, absolutely. Šiaip 8 iš 10. Rekomenduoju išbandyti. Chipsai time. Protein chipsai. That means we need varškę. Ir prieskonį. Čia va viskas, ko mums reikės. Prieskoniai turi reikia negailėti. Sumaišom. Okay, gaunasi va tokia va masė. Dabar viską dėliosiu. Čia va taip va, va taip va. Va taip va, va taip va. Va taip. Ir darome, kol pasidarysim visus čipsus. Tai in the end gaunasi tokie. Ir čia matosi, kaip man pradžioj gerai sekėsi, o tada aš jau pradėjau užsiknisti. Ja. Tai dabar iš 190 laipsnių 35-45 minutės. Nepamirškite stebėti, kad nesudegtų.
Labai didelis feilas, labai didelis feilas, labai didelis feilas. Tik tam, kad parodyti. Yes. Can you see? You cannot. You can see. Va taip va. O, ble. Ok, nors Langą daryt. praradimas gana didelis, bet yra dalis, kada galima bus paragauti. Kalbu apie va šitos. Dar didesnis feilas yra, kad tai yra skanu, o sudeginta didžioji dalis. Jokių 35 minučių nereikia. Įkaitintoj orkaitėj geriausiu atveju 10 minučių. Nesuprantu, kokią velnę sako 35. Crazy. Jeigu nebūtų sudegę, manau būtų 8 iš 10. Tie, kurie apdegė, bet nesudegė, visai neblogi. Kada nors pakartosiu. Bet šiai dienai tiek. Feilai irgi nutinka. Morningas, gerbėmieji. Šiandien ruošiame pietus iš anksto, kad grįžus iš sporto salės būtų galima mesti į orkaitę ir kepti. Tai planuosi šiandien. Varškės flatbread. Nežinau, kaip tai vadinasi lietuviškai. Ir vištiena su kariu. Kad viską į vieną, ten žinot, kažkaip padažiuką biškį iš vakar. Oi, tai ką, varškės reikės. Daug varškės. Pakelis yra 212. Ups, jau 212. 2 eggs. Nuostabiausias aliejus. Tai čia nesaldu darys. Ką? Nesaldu? Ne, nes su vištiena valgysim. A. Gerai, visą šitą reikia sutrinti. Kiek miltų dėjau, nes baigėsi vieta korteliai. Tai dėjau 98 gramus avižinių miltų. Ir tuomet, kai bandžiau iškrapštyti kepimo miltelius, pusę šaukštelio. Kamera said no. Pusę šaukštelio. Good. 3 gramus druskos. Įkaitinti orkaitę iki 190 laipsnių. Keps 15-18 minučių, kadangi dabar aš nekepsiu, tiesiog ruošiu, kad jisai būtų paruoštas. Tai maišius gaus kažkas tokio, įmėsiu iš šaldytuvo pailsėti. Biškelį daržovyčių papjaustyta, užmarinuota mėsa. Kautinė Diana grįžo. Sunkiai šiandien sekėsi kelti, bet už tai gal nesunkiai seksis gaminti. Tęsėme mūsų gurmanišką kelionę toliau. Nuostabi tešla. Va, puikiai, ha? Ranką nuplauti. Taip, rašo, kad reikia padėti ir labai plonai jį padaryti. Man atrodo, naudosiu šaukštą, nes čia beprasmiška. No, come on.
Nežinau. Ir tiesiog kimba. Nežinau. Just. Aliejams tepsi. Iš karto geriau. Jį reikia gana ploną padaryti. Aš manau bus pats tas. Dabar metam į orkaitę 15/18 minučių. Kol kepa, reikia padaryti vištieną. Tai aš ją tiesiog apkepsiu. Ne, pradžių vištieną, tada daržovės apkepsiu atskirai, tada padarysiu padažą, viską įmesiu. Vištytę. Iškepęs. Toliau daržovės. Daržovį maišysiu šituos dar ir tada įpilsiu grietinėlės arba jogurto, dar nenusprendžiau. Lievai neradau liesos grietinėlės, namie yra tik tais šita. Teks kažkaip suktis. Išjungiau ugnelę. Šis skambėjimo garsas reiškia, kad 15 minučių praėjo, žiūrim. Atrodo prikolnai, tegul kepa dar. Kaip gražu, negaliu. Kepiau 18 minučių, labiau apskrudo, tikiuosi nesukietėjo, nes neįsivaizduoju tada, kaip reikės įdėti vištieną. Ačiū.